Ukraina ką tik sėkmingai išlaipino ant Kinburno Nerijos žemės droną su kulkosvaidžiu, panaudodama specialiai pritaikytą jūrų droną kaip robotizuotą desantinį laivą. Šis paviršinis laivas, turintis priekinį rampą, nugabeno bepiločio žemės transporto priemonę tiesiai į krantą, nei vienam Ukrainos kariui nepatekus į Rusijos ugnį. Išlipęs į krantą, žemės robotas iš karto pajudėjo į sausumą ir atidengė ugnį į Rusijos pozicijas, o desantinis laivas saugiai atsitraukė per vandenį. Operacija buvo vykdoma strategiškai svarbioje Kinburno Nerijoje, kurią Rusijos pajėgos naudoja Ukrainos veiksmams Juodojoje jūroje riboti. Ši operacija įrodo, kad žemės dronai dabar gali savarankiškai užimti svarbias pozicijas, o desantas su bepiločiais įrenginiais yra reali ir veiksminga taktika, ne tik stebėti ar smogti taikiniams. Tai leidžia ukrainiečiams išlaipinti šios robotus už Rusijos linijų, kad jie galėtų perimti kelius, rengti pasalas logistikos vilkstinėms ir blokuoti sausumos komunikacijos linijas. Čersono srities Nerijų geografija šią koncepciją daro ypač galingą, nes šie siauri žemės ruožai ir plačios pelkės bei liūnai palieka tik keletą tinkamų kelių, kurie natūraliai sukoncentruoja judėjimą per nuspėjamus siaurus taškus. Išdėstydami žemės dronus su kulkosvaidžiais strategiškai svarbiose vietose, Ukrainos pajėgos efektyviai kontroliuoja visus Nerijos ruožus, juos uždaro ir neleidžia Rusijos pastiprinimui greitai kontratakuoti naujai įkurtų platformų. Vykdant tolesnės amfibinės operacijas, robotizuotų transporto priemonių grupės gali slopinti Rusijos gynėjus ir suteikti dengiamąją ugnį, kol išsilaipina Ukrainos jūrų pėstininkai. Vietoj to, kad pakeistų pėstininkus, dronai žymiai padidina jų efektyvumą, perimdami jų vaidmenį pačioje rizikingiausioje, bet kurios desanto operacijos fazėje ir išlaikydami puolimo tempą. Įprastas žemės smogiamojo drono akumuliatorius leidžia jam judėti iki 12 valandų be pertraukos ir iki 120 valandų pasalos režimu, tad šios sistemos turi pakankamai energijos išgyventi tiek, kad užtikrintų pradinį išsilaipinimą ir sutrikdytų greitą Rusijos atsaką. Atvykus Ukrainos pėstininkams, akumuliatoriai ir amunicija gali būti pakeisti tiesiog vietoje. Arba jūrų dronai galėtų nuolat išlaipinti naujus žemės dronus, tuo pačiu susigrąžindami išsikrovusius, taip sukurdami nuolatinį robotų buvimą, palaikoma visiškai be įgulos logistikos. Toks estafetės principų veikiantis sprendimas leistų Ukrainai nuolat daryti spaudimą, minimaliai rizikuojant žmonėmis viso konsolidacijos etapo metu. Didžiausia grėsmė Ukrainos žemės dronų operacijoms išlieka Rusijos FPV kamikadzės dronai, galintys medžioti palyginti lėtai judančias žemės transporto priemones. Tačiau Ukrainos operacijos Dnipropetrovske parodė, kad kai tik Rusijos dronų veikla pakankamai nuslopinama, Ukrainos pajėgos greitai perima mūšio lauko kontrolę. Tai reiškia, kad Rusijos FPV naudojimas nėra automatinis atsakas į Ukrainos amfibinį žemės dronų išsilaipinimą, o tik problema, kurią reikia spręsti elektroninio karo, priešdroninių priemonių ar specializuotų perėmimo dronų pagalba. Be to, specializuoti Ukrainos žemės dronų daliniai mėnesius intensyviai eksperimentavo su grynai žemės dronų puolimo taktikomis, tobulino koordinaciją su kitais žemės ir oro dronais, navigaciją bei atsparumą elektroniniam karui specialiai tam skirtose užnugario treniruočių aikštelėse. Kinburno operacija yra šių pastangų evoliucija, perkelianti patikrintas robotizuoto puolimo koncepcijas į amfibinį karą. Ukrainos investicijų mastas dar labiau parodo pasitikėjimą šią kryptimi. Žemės robotų misijų skaičius nuo metų pradžios išaugo daugiau nei 122%, jau įvykdyta daugiau nei 66 000 įvairių tipų misijų. Vien šiais metais buvo užsakyta pagaminti ir pristatyti daugiau nei 22 000 žemės dronų, o Ukrainos planuotojai atvirai siekia praktiškai visas fronto linijos logistikos misijas pakeisti robotizuotomis sistemomis, taip išsaugodami karius kovai ir nuolat plėsdami bepiločių pajėgumus, kad šie perimtų vis daugiau kovinių užduočių. Apskritai šie pokyčiai rodo, kaip Ukraina sistemingai nustato Rusijos gynybos silpnąsias vietas ir kuria robotizuotus įrankius specialiai skirtus joms išnaudoti. Išsamus bandymai užnugaryje kartu su vis ambicingesniais koviniais dislokavimais rodo, kad Ukrainos vadai tobulina koncepcijas prieš pritaikydami jas didesniu mastu. Nustačius silpnąją vietą, jie nekartą parodė gebėjimą nepaprastai greitai sutelkti inovatyvius pajėgumus, lygiai taip pat, kaip anksčiau suardė Rusijos žemės logistiką pietų Ukrainoje ir Kryme, o vėliau sparčiai išplėtė tą pačią metodiką prieš Rusijos jūrų logistiką visoje Juodojoje ir Azovo jūrose.
Robotizuotas amfibinis karas dabar gali tapti naujų Ukrainos kariuomenės mūšio lauko elementų, kuriame šis modelis kartojasi. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2-ąją mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.